Laidą pristato legendinis valas Sufix. Sveiki visi žiūrintys laidą Vienam gale kablys. Šiandien mūsų tema lydekos. Esame pakankamai toli nuo namų. Artūrai kalbiname mūsų laidos bičiulį. Kalbiname pavažiuoti šiek tiek toliau. Išvažiavome iš vakaro, ankstyvas rytas, mes puikiame ežere, kuriame tikimės pagauti lydekų. Ežere šitam teko žvejoti praėjusį rudenį su gerais bičiuliais iš Latvijos rinktinės nariais. Ir šiandien mes, lietuviai, pabandysime čia pagauti vieną kitą lydeką, atrinkti masalus ir apie tai ši mūsų laida. Rudeninė lydekų žūklė visada kažkas įdomaus ir to labiau, kai plauki į savo nežinomus vandenis. Iš ties, kaip jau sakiau, šios vandenis mums parodė geras bičiulis Ainaras ir papasakojo, kaip čia gyvena žuvis, kokiose vietose ir parekomendavo masalus. Jie, žinoma, tai rapalas, negiliai nerintis masalai, vieni iš tokių netgi volkeriai, tai vadinamieji šunys. Tiesiog, kurie tampami paviršiui. Štai taip atliekama masalo pratempimo technika, tada, kai masalas braškosi zigzagas į kairę į dešinę ir dirba vandens paviršių keldamas bangas. Vienas iš tokių masalų, anot latvių, čia iš tikrųjų puikus ir geras. Ežeras įdomus, negilus, čia gyvena pakankamai nemažai žuvų. Per daug barška jie gal čia. O, vijosi. Lydekos ataka tai tik įrodymas, kad lydekų čia yra ir reikia kažką tai daryti ir keisti masalus. Dar vienas mūsų rekomenduojamas masalas, apie masalų rekomendaciją šiandien būtinai pakalbėsime antroje laidos dalyje, tai subvolkas. Lygiai toksai pat masalas, kuris dirba šitas jau ne vandens paviršiuje, šiek tiek panėręs, turintis savo sparnelius ir trūkčiajamas kaip džerkas. Pakankamai aštriais, greitais judesiais blaškosi į šonus, paskendęs nuo vandens paviršiaus ir taip vilioja žuvis. Tačiau ten, kur buvo lydekos, jos kažkodėl tai neatsiliepė. Nei į vieną masalą, kaip matėte, tiesiog paviršinį atakavo, į šiek tiek prinėrusi nekreipė dėmesio ir, žinoma, mes turime ginklų, tai vadinamieji krenkai, burbuliukai su liežuviu, kurie dirba ypatingai agresyviai, blaškosi į šalis, viduje neturinti šaratų, neskleidintis akustinio garso, o tiesiog dirbantis šiek tiek panėrė nuo vandens paviršiaus. Kaip matėte, štai toks jų darbas. Pravedė, šiek tiek atleidė, jie kyla į viršų ir tai iš tikrųjų gražus ir aktyvus masalas tada, kai lydekos aktyvios. Lėtai judėdami apžvėjome pačias įvairiausias negilės vietas, kaip matėte, visiškus šabankštynus, ten, kur praktiškai neįmanoma būtų įkišti kito masalo. Vėlgi giliai čia vyraujantis apie 20-30 cm ir tokiuose giliuose, kaip mums pranešė latviukai, kad gyvena žuvis jų Babitės ežere. Čia tai vaizdai. Vieną masalą vijosi atakavo, kitą masalą vijosi atakavo. Gera pradžia. Ką aš galiu pasakyti? Vaizdai geri, aš manau, kad jūs jų pamatysite dar geresnių. Nes vis dėlto lydekos, kaip mes įsiaiškinam, dar nesulindusios į gilius. Dirbam viskom, ką galim pradirbti paviršiui. Ir manau, kad šiandien tokia bus diena, kad vėlgi įsitikinsim, kad dar šiltoka, dar nėra tas metas, kai lydekos lenda į duobes ir kad jas reikia dar gaudyti ten, kur žolės. Na, žolės jau krenta, viskas tvarkoja, reikia dar tų vadinamųjų pirmųjų gerų šalnų. Nežinau, čia toj Latvijai buvo to šalnos ar ne, bet pagal mane tas pačia kaip ir pas mus Lietuvoje, tas temperatūros. Ką, dirbam, vaizdai gražus, žuvies dar nėra kol kas. Galų gale, pirmoji žuvis užkibo Artūrui, gaudančiam šalia ir iš tikrųjų smūgis įspūdingas. Tai mes atsidarėme, sakome, vienas kitam šipsodamiesi ir žiūrim, ką darys lydeka, o lydeka neeilinė.
nes Artūro Lumiso NRX linksta į baranką, kaip mes vadiname miškeriotojai. Tada, kai kotas iš tikrųjų dirba ir kovoja su žuvimi, miškeriotojai kartais reikia tik stebėti. Tam yra gaminami galingi ir geri žuklės įrankiai, kurie padaro už miškeriotojai iš tikrųjų daugiau nei pusę darbo. Ir žvejyba tampa kur kas malonesnė, kai nereikia įsirėžus vynioti ritės, o tiesiog stebėti, kaip lydeka dirba ir gražiai su karatus apie mūsų valtį. Verpetai įspūdingi, dydis matosi lygiai taip pat, na, mes kaip visada miškeriotojai padidiname, sakiau, 7 mažiausiai. Bet būna taip, kad tas didysis monstras, kurį jau gali paimti rankas ir neturėdamas valtyje graibšto, kas yra labai negerai tokiose žvejybose, prarandi žuvį į lelijų lapus. Nu va, po atakų buvo pirmas kibimas ir žiauriai gražių žuvis, gaila, kad Artūrai pabėgo. Aš jį perspėjau, kad mes važiuojame į Latviją ir Latvijai iš principo gyliai yra visiškai maži, kaip matėte, žvejoti reikia visiškam žalynė. Artūro žvejybos specifika kitokia ir pakankamai plonas valas. O pavyzdžiui, aš žvejoju 20 valų, sufiksu 832 gaustų ir galvoju, kad kuo staresnis valas žvejybų štai tokiuose žalynuose, baisiuose, iš principo, tuo mažiau šansų, kad lydeka nupjaus, nukas, bėgdama kažkur tai nusimuštų, labiau, kad čia ir metimai trumpi pakankamai. Tai va. Gerai, svarbiausiai veikla yra. Šeimų matėm, lydeką didžiulę matėm, ne Artūrai. Šitą sakiau, čia tai vietos, kuriuose iš tikrųjų žuvies yra. Tęsime savo mąstymus, apmąstymus ir žvejybą. Ojojojojojoj, koksai krokodilas. Nu, nelabai toks, bet graži. Ojojoj, kaip eina per tą žolę. Opa, su žvakėm. Super, super aparatas. Nieko, pas mus valas galingas. Kaip Artūriukai nenueis, gražiai paėmusi. Oi, koks krokodiliukas gražus. Pasaka. Ateik, ateik, ateik. Jinai duoda. Čia vaizdai. Oi, grožis tu. Grožis. Va. Tai. Na va, galų galia mūsų žuklė atidaryta. Pirmasis laimikis valtyje ir mes džiaugiamės tuom, kad žinoma galime tuoj pat paleisti lydeką. Bet svarbiausiai, po pakankamai ilgų nesėkmių, kaip matėte, daug atakų į masalus, Artūrui pabėgimas pakankamai didelė žuvies, bet galų galia ji keliauja namo. Suteikusi daug emocijų ir gražių akimirkų. Aišku, lydekos greitai įsibaido tose vietose, kur jos būna pagautas, nes gyliai iš tikrųjų nedideli ir mes vėl privesti keisti vietas. Nors iš ties tie keitimai paplaukia 15-20 metrų ir vėl nauja reali vieta, kurioje gali žvejoti. Daug lapų, nedideliai gyliai ir vėlgi pravedimas ir dar kartą smūgis. Viskas tvarkoje, vadinasi. Galų gale masalas atrastas ir atrasta galbūt ir vieta lydekų, kuriuose jų daugiau. Iš ties pastebėjome, vėlgi žvalgydamėsi į dugną, kad tose vietose, kur bandėme žvejoti gilesniais masalais ar su valkais ar vobleriais, visiškai nesimatė nedidelių žuvelių. Tai yra raudelių, aukšlių būrelių. O štai čia, kur gyliai labai maži, apie 30-40 cm, laikosi mažų žuvelių būriai. Automatiškai čia turi būti ir lydekų. Ir tai pasitvirtina. Kad ir kaip bebūtų keista, lydekos laikosi ne ten, kur giliau, o ten, kur visiškai seklu. Na va, reikalas
mūsų toks, kad masalą reikalingą atradom. Žuvis įvairios. Aš galvoju, kad antroji daly viskas bus gerai. Ir Artūras turi, kaip tik aš nespėjau paleisti. Na va, masalą mes atradom. Kaip jau supratote, aš Artūras iš karto. Aš manau, kad antroji daly bus viskas gražiau, įdomiau, žuvis gal bus didesnės. Bet iš principo, vėlgi, kaip matėte, daug ieškojau pirmoji daly ir bandžiau su volku, silvalkerius, bandėm ir gilesnėse ežero vietose gaudyti, ten kur giliau. Bet visas žuvis dar stovi gilyje iki kelių. Iš tikrųjų, realiai čia gilis visur iki kelių ir mažesnis. Dar, kaip jau sakiau, turbūt, kad nėra šalnų ir nėra tų lydekų traukimosi į duobes. Dėl to turim gaudyti masalų tokio, kurio įmanoma gražiai ir tvarkingai pagauti žuvį. Susitiksim po pertraukos. Sveiki visi sugrįžę, mes tęsime savo laidą apie lydekų žūklę negiliuose vandens telkiniuose. Šiandien esame svečiuose ir mūsų laidos bičiulis Artūras bandome įminti ežero paslaptis ir čia kimbančių žuvų norus. Nors iš tikrųjų jau šį reitą suradome ir būtinai apie tai papasakosime. Kaip matėte, pirmoji daly viskas kol kas tvarkoja. Negilūs ir nedideli ežerai iš tikrųjų vieni populiariausių spiningautojų tarpe tada, kai ruduo tik prasideda. Nors mes jau skaičiuojame antrą rudens mėnesį, bet jis be šalnų, pakankamai šiltas, dar tų ir geltonų lapų netiek daug. Vadinasi ir lydekom visiškai komfortabilu, jeigu ežero vandens temperatūra 16, 15, 14 laipsnių. Jos dar nelenda nei gelmes, nei tampa tos niūrios, sunkiai gaudamos rudeninės lydekos, o gyvena ten, kur seklu, kur žolės. Ir šiandien mes dalyvaujame viename iš latviškų ežerų ir, kaip matėte, kibimų ir emocijų turime daug. Smūgiai per nagus, žvakės ir gerai kimbančios žuvis tai tik įrodymas, kad galima čia puikiai praleisti laiką. Artūras meta burbalą ir sako, aš gaudysiu žuvį nuo paviršiaus. Tai subvalkas, laukinis šuo kitaip vadinamas, masalas, kuris dirba tik vandens paviršiuje ir yra traukiamas zigzagais. Tai būtent toks masalas išties smagus, nes matai kiekvieną lydekos prisilietimą, smūgį per nagus ir taip yra. Viskas tvarkoje. Beje, subvalkai ir volkeriai vadinamieji, tai yra Rapalos X repo grupės masalai, kurie puikiai tinka žvejojant tada, kai lydekos žiūri į vandens paviršių, kai giliai nėra dideli ir žvejoti iš tikrųjų įdomu. Štai dar vienas masalas, kurį šiandien pabandėme ir kuris atsiliepė ir kuris pasakė, taip, lydekos jį atakuoja pakankamai skaniai ir gražiai. Taip, kad neverta vien apsiriboti mūsų tais vadinamaisiais burbuliukais, iš tikrųjų galima dirbti ir vadinamaisiais popieriais, žodžiu, masalų yra begalė, svarbiausia jas pritaikyti žūklei. O dabar šiek tiek apie masalus, darom pertrauką, tad to gero lydekų kibimo, kaip matėte, bandėm juos įvairius, atradome vieną. Bet iš tikrųjų dar lydekos galvoju, kad žalynuose stovės pakankamai ilgai, ruduo šiltas, bent jau 2-3 savaitės tikrai, jeigu nebus ryškių šalnų ir ką mes rekomenduotumėme tokiu atveju.
Vienas iš mano mėgstamiausių masalų, šiandien gaila, kad giliuose nekybo, ten kur šiek tiek giliau, kybo tik tai iki kelių gilį, subvolkas. Jį pravesti labai sunku tokiuose giliuose, bet iki metro gilyje, 80 cm, 70 jis dirba idealiai, jau ne 30, ne 20, kaip mes šiandien gaudėm. Ir kaip matėte, jo pravedimas, ta technika tokia, vėlgi sudavimas per nosį. Ir subvolkas išties stebuklingas masalas rudenį, atkreipkite dėmesį, tai kažkas tai panašaus į džerką, nei jis turi liežuvę, nei turi dar kažko ten viduj. Tiesiog tai yra su sparneliais padarytas masalas, kurį užmetate ir, kaip matėte, trūktelėjimais po vandenį jisai daro posūkius, sustoja, pakimba ore. Vėl suspendingas variantas, tikrai idealus gaudant tokiam variantui. Dar vienas, aišku, masalas, tai yra vadinamieji tie šunys, kaip sakė mūsų bičiulis, kad vėlgi panašus labai daiktas į subvolką, bet einantis paviršiui. Matėte, kaip jis šiandien atakavo žuvis. Tiesiog vėlgi, lydekos nebuvo super aktyvios, jums reikėjo labai ryškių vibracijų, ką mes darėme su tais vadinamaisiais burbuliukais, žvirbliais, bet vėlgi įdomus variantas. Ir beje, šiandien Artūras ant tokio, tik tai baltas su geltonu, pagavo keletą lydekų. Vėlgi įrodymas, kad galima valkyti šunį ir kaip matėte, ta žuklės technika tokia, kad tiesiog pastovas ritmingas timčiamas ir daro zigzagos masalas ir tada kerta į lydeką. Aišku, jeigu būtų šiek tiek dar giliau, vėlgi mes jau turėtumėme wobleriais tirpti. Vienas iš mano mėgstamiausių flat repas, balzinis wobleris. Dirbantis puikiai ir gaudantis rudenį labai gerai lydekas, išbandytas ne kartą su Rimu Ramonu. Ir vėlgi taip pačioje Latvijoje, Liepojos ežere ir Papės ežere. Jau Papė, galiu sakyti, lietuviškas variantas, lietuvių ežeras. Vėlgi, vadinamieji Max repai. Puikus masalai, turintis labai daug atspalvių spalvų. Tai jau vėlgi suspendingas wobleris, kurį reikia išmušti pakankamai kietų kotų, bet dirba jisai puikiai. Ir aišku, kaip matėte, šiandien mūsų žvirbliai. Jeigu praėjusį kartą Liepojos ežere valdė tas mėlynas žvirblis visas sukapuotas, tai dabar kažkodėl tai dirba toksai karosas spalvas. Rinkitės masalas, galvokite apie ten, kur negilu. Manau, šitie visi masalai jums turėtų padėti pagauti žuvį ir dar bandykite gaudyti jo žalėse. Va. Nieko nesupratė, nes jinai net nejuda iš principo, nes kai kirtau pasiblaškę į žolių krūvą, žolės uždengė ją į akis ir kovos šį kartą nesigavo. Bet kadangi mes žvejojam tokiose vietose, kur gylio visiškai nėra, visiškos pievos, kaip Artūras sakė, tai va, žvejyba graži ir gera. Išties jau, kur čia negera žvejyba, kai žuvis velėsi viena po kitos. Galbūt daug kas mane kaltina konservatyvumu žvejyboje. Iš tikrųjų, dažnai žvejojame su Rimu Ramonu ir sakė, Pauliau, kodėl tu nekeiti masalą? Aš visą laiką esu
prieš masalų keitimą tada, jeigu atrandi geriausią tos dienos, arba tavo tiesiog galva leidžia tau sugalvoti, kad tai yra vienas geriausių masalų šiandieną ir tu nori turėti kur kas daugiau kibimų. Taip ir atsitiko, kad Artūras, kaip matėte, keičia masalus ir gaudo žuvį įvairiai, o aš kaip įsikandau tą savo burbulą, taip įsikandau. Bet jeigu jau kimba, tai ką man daryti? Tiesiog lieka džiaugtis gerų kibimu ir kovomis su žuvimis. Dar kartą pakartosiu, jeigu jūs tikrai važiuosite žvejoti į žolynus, o Lietuvoje irgi begalė ežerų ir tvenkinių, ten, kur labai negilu, ten, kur yra lydekų, tai pagalvokite apie masalus, kuriuos šiandien rekomendavome jums ir tiesiog gerai leiskite laiką. Vienas iš faktorių turbūt tai vėlgi pakankamai storas valas ir kietas kotas. Masalai sunkus, juos išdirbti nėra paprasta liaunų kotų, o stiprus ir storas valas, toks galingas kaip 20 mm, Sufix 832 gaustas, padeda tiesiog ravėti žolės kartu su lydeka. Vis dėlto norisi ją pačiupinėti ir žinoma, gal paleisti būtinai. Agresyvus Artūro darbas ir dar vienas įrodymas, kaip Artūras sako, lai žmonės žiūri, kaip dirba Lumis, o kad tai neriksas. Naglas lydekos kelimas į viršų. Tiesiog yra. Jeigu lydeka nesveria kilogramą, gal sveria kilogramą, jeigu valas iš tikrųjų galingas ir kietas, galima su žuvimi elgtis ir taip. Svarbiausiai, kad tie kabliukai buvo tik tai paviršyje ir nežaloja žuvies. Greitas ištraukimas ir greitas paleidimas. Tai tik pasakymas, kad lydeka sveika ir gražiai grįžta namo. Na, dar vienas galingas smūgis per nagus ir kova su žuvimi, kuri taip prarijo burbulą, kad jie net nesimato. Tiesiog pažiūrėkite, aktyviai ir godžią lydeką, kurios burnoje masalas kažkur dingęs. Taip, ši buvo storesnė, gražesnė ir paliko puikių atsiminimų su savo žvakėmis. Tokia šiandien buvo mūsų žvejyba. Taip mes su Artūru pabandėm naujus vandenis, atrinkome masalus. Artūrai, dėkui tau labai už kompaniją. Mes labai smagiai praleidom laiką, dėkui už valtį, dėkui už tą kelionę, kuriai pasiryžai pavažiuoti šiek tiek toliau nuo namų. O aš galvoju, kad iš tikrųjų laikas buvo puikus. Vėlgi mes šiandien pakalbėjome apie voblerius, apie jų rūšis. Nepamirškite, kad toliau vyksta X-Rap voblerių akcijos, Rapolos partnerių parduotuvės ir mes jau turime nugalėtojus. Na va, ir įvyko pirmasis Rapolos lošimas, kuriame meškeriotojai laimėjo begalę pačių vairiausių prizų, tai yra žuklės aprangas, kotos, masalų komplektus ir rites. Ir laimingiausia Mindaugas Abloževičius iš Mažeikių, Rimantas Lukoševičius iš Kauno ir Kastytis Keturka iš Druskininkų. Sveikiname juos, dalyvavusius į Max-Rap akcijoje, įsigijusius puikius 4 voblerius ir gavusius kalną dovanų. O jūs dalyvaukite toliau, kaip supratote, šis žaidimas tęsiasi ir bet kuriame mieste jūs galite laimėti išties įspūdingus prizus. Tai va, tokie reikalai reikaliukai. Toliau dalyvaukite, toliau žvejokite, toliau pagaukite ir galvoju, jūs taip pat laukia patys puikiausi prizai. O šiandien tiek iš mūsų kelionės. Nei žvyno, nei degos, ar ne?
Nei žvyno, nei degos ir lygiai po savaitės. Ciao. Acá nosotros a esto le llamamos señuelo. Ropi, rápala. Ya para.